Kai sako, drabužiai neįdomu, čia paviršutiniški reikalai, nes švaistysiu savo, geriau knygas paskaitysiu. Mūsų svoris, dydis, centimetrai, parametrai, ar tai irgi yra įvaizdžio dalis? Niekada nesusijų kainos ir įvaizdžio, kad brangiai apsirengusi, brangiai atrodysim. Dažnai pastebiu, kad pigių, kokybiškų drabužių nėra. Minėjai, kad matydama žmogų gatvėj, gali tarsi pagal jo drabužius nuspėti, koks tai yra žmogus. Viduj tu esi galbūt prislėgtas arba kažkoks nelaimingas ir bandai drabužiais paslėpti, vis tiek tai juntama. O prisimeni savo pirmą klientą? Koks jausmas? Aš labai bijojau. Labas draugai, šiandien pas mane svečiuose Viktorija stilistė, su kuria kalbėsime apie moters grožį, drabužius, ar tai yra paviršutiniška, arba ką apie mus šneka mūsų įvaizdis. Ir iš tikrųjų pagalvojau, bevažiuodama į podcastą, kad mano visa veikla yra susijusi su to, kad moteris jaustų mažiau kalties, mažiau gėdos, pasikeltų savivertę ir manau, kad Viktorijos darbe irgi yra tie patys įrankiai nenaudojami, kad moteris, kažkokie kiti gal įrankiai, netaip išsireiškiu, bet kad moteris būtų labiau pasitikinčios savimi ir jaustų mažiau gėdos dėl savo išvaizdos, dėl savęs, nes kartais juk mes naudojam įvaizdį, daiktus kaip šarvus. Taip, tai yra tiesa. Įvaizdis apskritai tai yra įrankis. Bet tai yra stilius ir yra įvaizdis. Aš jau pradedu savo paskaitos teorijas. Man patinka. Yra stilius ir įvaizdis. Tai stilius tai įrankis, tai yra priemonė, per kurią mes išreiškiam save. Tai yra tam tikras braižas mūsų drabužiuose, kuris mums patinka. O įvaizdis tai yra įrankis, kurį mes naudojam, norėdami manipuliuoti kitais. Bet jie kartu veikia. Ir įvaizdis, ir stilius. Ir gaunasi bendra ta visuma, kurią mes matom dažniausiai ant mūsų, ant žmonių, ant aplinkinių. Ir įvaizdis tikrai įtakoja, žinoma, kaip mes jaučiamės, kaip mes norim, kad aplink mus kiti jaustųsi. Kaip ir tu šiandien metas sakai, kad faina man šalia būti gražių moterų, mums visiems faina būti šalia gražių žmonių. Gražiuose patalpose, gražiuose gatvėse, gyventi gražiame mieste, valgyti skaniai patiktą, gražiai patiktą ir skaniai patiktą maistą. Tai visą tai veikia. Žinoma, tai yra įrankis, kuris mums arba padeda, arba gali pakišti koją. Tai vat, norėčiau pakalbėti ir apie tai, kada mums įvaizdis ir stilius pakiša koją, bet pradžioj, žinai, užduosiu tokį klausimą, kurį iš tikrųjų labai dažnai girdžiu iš klienčių, nes aš dirbu su valgymo sutrikimais, tai irgi yra išvaizda, tik truputį be drabužių, sakykime, ne? Ir labai dažnai moteris užduoda tokios, žinai, veiklios, drąsios, protingos, ypatingai moteris. Kartais man sako, žinai, kad aš jaučiuosi labai kvailai, kad tiek laiko skiriu čia maistui, išvaizdai, čia kažką rūpintis, nes aš suprantu iš psichologinės pusės, kad yra įskiepytas tas, žinai, kad reikia būti protinga, ar racionalia, ar tvarkinga, tas kažkoks toksai įvaizdis, kurį mes nešiojam savo idealaus aš, galvoje mūsų tas idealusis aš. Ir kartais, kai tokios moteris, tokia, žinai, geros mergaitės, tvarkingos, ateina į tą momentą, kad reikia pasirūpinti išorę, ar tai per sportą, ar tai per mitybą, ar tai per kažkokią šmutkę, tai atrodo, kad kyla toks klausimas, ar tai nėra kvaila, ar tai nėra paviršutiniška, rūpintis čia tiek dėmesio, skirti, žinai, ten kojines prie auskarų derinti. Jo, iš ties prisipažinsiu, kad aš kartais nuo to pavargstu, kad yra nuolatinis toks žaidimas, tai nuolatinis domėjimasis, nuolatinis vėlgi skubėjimas, bet jeigu mes norim toje vietoje turėti, būti pažangios, atkreipti save dėmesį, būti tvarkingos, būti gražios, būti stilingos, visur reikia dėmesio. Tai prasme, jeigu mūsų fokusas yra tenai, mes turim rezultatą. Jeigu mūsų fokuso ten nėra, mes neturim rezultato. Bet mes bet kokiu atveju mes arba liūdėsim, ta prasme, jeigu mūsų fokusas, mes gaunam gerą rezultatą, mes turim ką, mes pasitikim savim, mes geriau jaučiamės, mes džiaugiamės pačios savim. Jeigu mes neskiriam ten dėmesio, tai ir nusivylimas automatiškai, galbūt savimi, žodžiu, jo.
Bet kaip ir visur, tai ir sporte, jeigu arba kūnas, jeigu mes skiriam dėmesį mytybai, sportui, tai yra irgi dėmesys, fokusas, mes turim rezultatą. Jeigu mes bet kaip nesifokusuojam, nesidomim, tai mes ir turim visai kitokį rezultatą. Visur, ten, kur yra mūsų dėmesys, ten yra mūsų rezultatai. Tai reikia tiesiog išsigryninti, ar mes norim rezultatų mūsų išvaizdoje pasitobulinti, kažkas gal jaučiasi gerai taip, kaip yra dabar. Kažkas nori pasitobulinti, kažkas nori pasikoreguoti. Ne visiems tai reikia, ne visiems tai būtina. Aš irgi turiu vietų, kur pas mane šlubuoja, kur man, tarkim, pavyzdžiui, negaminu. Mes nesam tobuli. Jo, aš negaminu, man nepatinka. Jūs galite man pasakoti apie receptus, ten per laidas, aš nežiūrėsiu, aš išjungsiu. Kitam lygiai tas pats stilius. Tai vat visi atrandam savo tą hobį, kažkokias pomėgius, kas jiems, vertybės, kitaip tariant, kas patinka, kas nepatinka. Man vertybės yra grožis, nes aš pati jaučiu, kad aš geriau jaučiuosi, o pavalgyti, aš tiesiog, man atrodo, kad labai daug reikia laiko skirti tam, kad pagaminti, nueiti nusipirkti, man patogiau, kai man kažkas pagamina tiesiog, kažkur viešoje įstaigoje. Bet man yra toks jausmas, kad kai mes kalbam apie įvaizdį, tai turi didesnę reikšmę, kadangi, kaip tu jau sakei, tai yra įrankis manipuliuoti kitais. Taip. Gerąją prasme, net čia dabar. Žiūrėk. Labai žmonės bijo žodis manipuliacija. Paaiškink, ką turėjau omeny. Tai gali būti ir gerąją prasme, gali būti ir blogąją prasme. Žiūrint, kokiu mes norim gauti rezultatų. Tai jeigu aš noriu gauti tam tikras pareigas, aš irgi šitų įrankių naudojusi ne kartą, kai aš eidavau į darbo pokalbius ir norėdavau gauti tam tikras pozicijas ir prisipažinsiu, aš labai lengvai jas gaudavau. Tiesiog nes aš žinodavau, kaip tai veikia, kaip paruošti tinkamą CV, geresnį negu paruošė mano konkurentai, kurie ateis, kaip apsirengti tinkamai, kaip atsisėsti tinkamai, kaip netgi įeiti ir įžengti tinkamai, paspausti ranką tinkamai, galbūt pasakyti komplimentą. Žodžiu, viskas tai yra, visur yra manipuliacijos. Manipuliacijos marketingai, mes teliką žiūrim manipuliaciją, prasme visur nori mums kažką parduoti, kažkaip pateikti skaniai. Tai va ir čia mes drabužių pagalba tarsi pateikiam save skaniai toj tam tikroje situacijoje, tam tikroje vietoje, kai mums tai yra naudinga. Pavyzdžiui, aš einu į darželį vesti vaiko. Man neįdomu padaryti kažkam kažkokį tai gerą įspūdį. Aš prisipažinsiu, aš nesu treningais, ten pirmą pasitaikiusi striukė, kurią aš turiu namie, bet jinai man yra graži, man yra aktuali, jinai yra kokybiška, bet aš negalvoju apie stilių, kaip padarysiu tam tikrą įspūdį kažkam, nes aš esu tuo metu neišsimiegojus dar, man rytas nepabudus, aš skubu, man fokusas, aš po darželio bėgu, tarkim, į treniruotę. Tai aš apsirengiu taip, kad man būtų tuo metu patogu, bet aš niekam nenoriu padaryti įspūdžio. Tarkim, šiandien mes turim filmavimą. Aš jau pagalvoju, kad mane kažkas matys žiūrovai pirmą kartą, aš galbūt šiandien dar turėjau kitus susitikimus. Ir aš suprantu, kad aš noriu atrodyti stilingai, skoningai, pati savo visų pirma patikti, transliuoti tam tikrą informaciją apie save. Tai manipuliacija galbūt tai nepatinkantis mums žodis, bet tai yra tiesiog transliavimas tam tikros informacijos apie save. Jeigu aš šiandien noriu transliuoti, kad aš esu profesionali, stilinga, nepriklausoma, tai aš renkuosi tam tikrus arba aksesuarus, tam tikrą siluetą, tam tikrus drabužius. Jeigu aš noriu, kad manęs nieks nematytų, nes ir tokių būna minučių, dienų, rytai, aš tiesiog visai kitas įvaizdis būna. Tai irgi viskas priklauso nuo vietos laiko. Manipuliacija drabužiais yra geras įrankis, norint jį pasiekti. Visi, kaip ir minėjau, mes naudojam visur manipuliacijas. Interjeras, maistas, visi norim išsiskirti kažkuo. Drabužiai tai irgi kaip ir iš gamtos atėję. Patinaigi, žinot, kaip būna jos, savo tos plunksnas išskleidžia. Tai irgi mes norim atkreipti save dėmesį tam tikrų metų. Jeigu mes neturim tam tikros užduoties, mes nenaudojam šitą įrankį tiesiog. Bet labai smagu, kai mes žinom, kaip jį panaudoti ir jį turim. O didelė mūsų moterų dalis dėja nežino, neturi to įrankio. Ir kai ateina situacija kažkokia, mes galim, netgi tas pats darbo pokalbis, tiesiog pralaimėti. Taip, ir aš savo klientam tokiu atveju, žinai, per sarkazmą biškį praeinu, bet sakau, tai jeigu jūs tokia protinga, tai tada protingai naudokitės ir savo išvaizdą, ir savo sveikatą, ir kitais įrankiais. Man atrodo, mūsų išvaizda leidžia tarsi taikliau ir trumpiau, greičiau komunikuoti su kitais. Pasiekti rezultatų. Ir jeigu aš savo vidų tinkamai
žinai, kažkaip į išorę demonstruoju, priklausomai nuo to, su kuo einu į pokalbį, tai žmogus tikriausiai per akį greičiau nuskaito apie mane kažkokią tai informaciją ir jau yra nusiteikęs bendrauti arba, nežinau, draugiškai, ar kažkaip koketiškai, ar kažkaip rimtai, ar su pagarba, ar su kažkokiais kitais jausmais. Kaip ir minėjau, tai yra įrankis. Ir drabužiai tarsi mūsų viršelis. Tarsi, saldainis ir jo pakuotė. Ir mes, kai žinot, sakom, mes protinga, kai sako, drabužiai neįdomu, čia paviršutiniški reikalai, nes švaistysiu savo, geriau knygas paskaitysiu. Bet jeigu tu, protingas žmogus žino, kad tai tiesiog veikia, ir jeigu tavo vidus yra prisotintas, sodrus, įdomus, tu labai drąsi kažkokia charizmatiška, smagi asmenybė. Tu turi drabužiais prikausti aplinkinių žmonių dėmesį, drabužiai turi tai atsispindėti išorėje, tam, kad tiesiog tave pažintų, kad tu toks esi. O kitaip tavęs nepažins. Faina tavo... Net neįtars, galbūt, kad ten viduje yra toks pasaulis. Tarp visos aplinkos. Tai jeigu tavo faina tavęs vidus, ta asmenybė pilna visokių įdomybių tavie yra ir tu pilkai apsirengęs. Taip, jeigu tu galbūt daugiau kažkokių darbų darysi, kitus įrankius naudojasi. Bet bus tarsi ilgiau, man atrodo, drabužiai trumpina tą, žinai. Mes galime netgi pažiūrėti į žvaigždžių įvaizdžius. Gali būti daug talentingų žmonių, gerai dainuojančių, bet jie irgi išsiskiria kažkokiu tai unikalumu, individualumu, ne tik apie drabužius aš kalbu, bet tu turi, nežinau, pateikti gražiai kažkaip įdomiai nufilmuoti klipą arba kažkaip įdomiai kalbėti, tai irgi drąsa. Tai drabužiai irgi apie drąsą, apie tarsi tavo charakterio atsispindėjimas išoriai. Tai taip pasakysiu trumpai, kad drabužiai vidinio pasaulio atspindys, išoriai, taip. Sklaida kažkokia, šviesos tos vidinės, jūsų spalvų kažkokia. Man atrodo, kad tie, kas sako, kad drabužiai yra nesvarbu, jie tiesiog nežino, kaip naudoti tą įrankį. Ir dėl to jie savo smegenim pasako, ai, čia nesvarbu. Nuvertina. Aš tai vadinu, žinai, ką aš pastebėjau, kadangi labai daug dirbu su moteriam, tai jos, kai kažkada galbūt labai norėjo, tarkim, ryškiai atrodyti, būti gražia, ar pasistengė net vaikystėje, žinai, kažkur ten išsipuošti, kaip pavyko, bet buvo nuvertintos, tai kartais tas skausmas priverčia, žinai, taip kaip tarsi užsiverti ir gyventi tokioj paradigmai, kad, tai yra nesvarbu, aš daugiau šito neeksperimentuosiu šitoj daly, aš jums nerodysiu, jūs nenusipelnot ir tokios moteris, jos gal turi tą labai gilų pasaulį, bet jos tokios užsisklendusios savyje. Yra ir tokių variantų, tai kartais šiaip tai drabužiai labai gerai veikia kaip psichologinis rinkis irgi, jeigu būna depresija ar blogesnė nuotaika, jeigu mes apsirengsim ryškiau, ar pasirinksim tam tikrus netgi atspalvius, jau netgi mūsų savijauta pagerėja pasirinkus tam tikrus atspalvius mūsų drabužiuose. Mes, kai studijavom, tiksliau aš kai mokiausi, mes turėjom psichologiją. Tai yra tam tikra pamoka, kurios buvo tikrai labai daug procentaliai paėmus. Mes turėjom spalvas, mes turėjom kompoziciją, mes turėjom visus kitas temas ir psichologija užėmė labai didelę dalį, būtent dėl to, kad drabužiai, apskritai, žmogaus psichologija, jinai dabar visur. Tai drabužiai užima labai didelę svarbą psichologijos daly. Man atrodo, čia kaip pagalys, žinai, su dviem galais. Tu gali arba savo vidų parodyti išoriai, arba dėka išorės pakeisti savo vidų. Ar gerai suprantu? Taip. Gali įtakoti, pagelbėti. Nebūtinai, kad visiškai, bet tai yra irgi kaip priemonė. Kaip priemonė pagelbėti savo savijautą gali būti. Mes pačiosgi žinom, kad kai mes apsirengiam geriau. O pakalbėkim tada truputį taip. O jeigu susiduriam su žmogum, taip, kuris viduje jaučiasi labai prastai, arba jam yra labai kažkoks sunkus laikotarpis, arba šiaip jis yra neresursė, arba šiaip jis yra žmogus nešiojantis savyje daug skausmo, pavydo, pykčio, kažkokių tai nuoskaudų. Ir jis naudoja drabužius, įvaizdį, kaip įrankį, žinai, kaip kaukę. Tokią užsidedu ir tai mane saugo. Iš vienos pusės jam galbūt tai yra naudinga, bet iš kitos pusės susidurdami su tokiu žmogumi mes tokį jaučiam dvilypį kažkokį tai skonį. Mes vis tiek jaučiam žmogų, ne? Net ir tais atvejais, kai mes bandom apsirengti kažkokiais brandais, geriau negu iš tikrųjų yra. Tai stilius ir įvaizdis ir yra apie tai, kai yra visuma, išorė susilieja su tavo vidum, tada yra harmonija, tuomet yra harmonija. Bet kai mes, kaip minėjai,
viduj tu esi galbūt prislėgtas arba kažkoks nelaimingas ar dar kažkas ir bandai drabužiais paslėpti, tai gerai, jeigu jis tai daro galbūt dėl savęs, ne? Tai kai bloga nuotaika mes apsirengiam ryškiau ir mes gerai jaučiamės. Bet kai mes bandom manipuliuoti tai kitais, vis tiek tai juntama, nes gaunasi disbalansas, ką tu apsirengęs ir kaip tu jautiesi, ką transliuoja tavo vidus. Tai irgi čia viskas irgi psichologija. Tai galima tai bandyti, bet labai dažnai būna išmetami pinigai ten lygiai tas pats dėl tų pačių brandų, kad norisi manipuliuoti, kad tu galbūt sėkmingas, turtingas, laimingas, bet taip nėra ir viskas vis tiek yra nuskaitomi ir tuomet mes gauname rezultate, kad apsirengęs lyg brangiai, bet atrodo vis tiek neskoningai ir nestilingai ir kažkokia beskonybė tarsi transliuojama. Tai va ir tokių situacijų yra. Ką tau kaip profesionalui, kuris atsižvelgia ir į psichologinę dalį viso šito reikalo, reiškia būti apsirengusiam pigiai ir būti apsirengusiam brangiai? Ką tu įdedi tas savokas ir ką jos galbūt viduj slepia? Tai vėlgi tą patį, ką tik minėjau, kad jeigu tu nejauti harmonijos nėra tos tarp tavo vidaus ir išorės, tai dažniausiai gaunasi pigiai. Tiesiog tu nejauti netgi to drabužio, kurį tai įsigijai, nešioji arba kažkas tau patarė iš stilisto arba patarė tau kažkas tiesiog reklamai, kad reikia nusipirkti. Nėra harmonijos. Gaunasi, bet kitas žmogus gali panašiai apsirengti arba tos pačius drabužius kitaip sustilizuoti ir gaunasi jau brangiai. Tai vat niekada nesusijų kainos ir įvaizdžio, kad brangiai apsirengus brangiai atrodysim, bet dažnai pastebiu, kad pigių, kokybiškų drabužių nėra. Tai vis tiek aš orientuojuosi į tai, kad nelabai taupyti kokybiškiam drabužiam, netaupyti savo, jeigu tai yra įmanoma. Tiesiog, norint išreikšti tave, tai aš tiesiog už tai, kad leis savo tai. Ar tai reiškia, kad žmogus, kuris nori dabar, pavyzdžiui, moteris mus stebi ir galvoja, okei, naudosiu įvaizdį kaip įrankį, ar tai reiškia, kad tam reikia turėti labai daug pinigų? Žinoma, kad ne. Reikia turėti tik skonį. Man atrodo, kad nėra... Bet šito įsigyti neįmanoma. Šitą įsigyti įmanoma, nes aš irgi kažkada rengiausi paprastai, kažkaip kitaip, netgi ir šiandien mano storyse buvo irgi tema, kad aš rodžiau savo nuotraukas, kaip aš prieš tai atrodžiau. Tai aš atrodžiau kitaip. Tai yra tiesiog, jeigu mes šiandien nepradėjom treniruotis, stilius tai yra treniruoklis. Jeigu mes nepradėjom šiandien treniruotis, mes negausim rezultato po 2 metų. Aš, pavyzdžiui, stiliuje esu, paimkim 7 metai, kai baigiau mokslus, bet jau taip skaityčiau 5 metai, kai jau prasidėjo mano pirmi kažkokie pokyčiai, tokia geresnė pusė. Aš savo labiau pradėjau patikti. Tai aš, jeigu nebūčiau pradėjus tos kelionės kažkada, tiesiog nukeliavusi vieną stilingą paskaitą, nebūčiau dabar, nekalbėtumėme šiandien kartu, neatrodyčiau, tai nebūčiau. Ir dar nepasibaigė tai. Aš dar galbūt tobulėsiu, ieškosiu savęs, dar plėsiuos. Tai yra tokia, kaip ir su sportu. Niekada nereikia su juo sustoti, nes jeigu mes sustojam, vėlgi viskas grįžta į vietas. Ar tai reiškia, kad moteris, kuri dabar pradės tą kelionę, pakliūna į spąstus, kur visą laiką reikia, vytis tos mados, kažkokių trendų, pirkti, parduoti, tam nešioti? Tai yra disciplina. Ar mes papuolam į spąstus, jeigu mes pradedam sveikai maitintis? Ar mes papuolam į spąstus, jeigu mes pradedam po truputėlį treniruotis? Arba mes kas rytą valomės dantis? Mes įpratę tai daryti, tai yra tiesiog mūsų kasdienybė. Tai yra tiesiog turi būti įprotis, kad mes domimės, kas dabar vyksta, automatiškai tai vyksta. Man automatiškai vyksta, kad aš, fokusas, pagaunu kažkokią info apie stilių, apie kas dabar parduotuvė, kas dabar ant bangos. O aš nepagaunu apie maistą nieko, nes mano fokuso ten nėra. Man nepatinka, tai aš nusprendžiau, kad aš nekankinsiu savęs. Galbūt dabar, gal kažkas pasikeis paskui. Bet jeigu pravartau, gal savęs nereikia, bet pabandyti, nes didelė moterų dalis net nėra bandžiusios nueiti bent vieną kažkokią stiliaus pamokėlę kažkokią. Ar bendrauti su stilistu, paimti konsultaciją. Gal ne vieną reikia, gal ne vis laik pirmas žmogus tiks, gal kažkoks antras jums patiks ir tiks, nes reikia dar atrasti tą žmogų, kuris ir stilistiškai patinka, ir charakteris patinka. Tiesiog pabandyti dirbti. Aš irgi visą gyvenimą sakiau, kad aš nemėgstu sporto ir aš niekada to nedarysiu, kol aš netėjo visai kitas suvokimas ir aš dabar kas rytą tai darau. Tai čia nespastai, tai ir disciplina ir tiesiog turi gimti meilę tam. Man atrodo, jeigu kažkokiai veiklo yra jausmas, taip, tai tarsi mums kūnas atsidėkoja tais endorfinais, jausmais, emocijom ir mes norim dar kartą kartoti. Taip. Iš tikrųjų taip ir yra. Pakalbėkime apie tai,
kas galbūt pasirodys mūsų žiūrovams labiau jautri tema, tokia pažeidžiama tam tikrą prasme. Mūsų svoris, dydis, centimetrai, parametrai, ar tai irgi yra įvaizdžio dalis? Tikrai taip, nes mes visą laiką nuskanuojam žmogų ir jeigu, pasakykime, taip, yra standartai, norim mes ar nenorim, standartai sveiko atletiško žmogaus. Jeigu mes matom, kad netelpam į tuos rėmus, mesgi nuskanuojam žmogų labai greitai, mums asociacijos, jos pasąmonėje tiesiog atsiranda, kad ne tai, ką galbūt mes norėtumėm įpratę matyti, ne tai, ką norėtumėm matyti. Mesgi, kai gimstam vaikučiai maži, mes gimstam visi plius minus panašus, visi vienodi. Paskui tik eigoje kažkas keičiasi. Tai įvaizdžio dalis, taip, tai yra įvaizdžio dalis, bet tai nereiškia, kad pliusai žmogus negali būti stilingas. Visi gali būti stilingi, gražiai save pateikti savo tas kūno formas, jas apvalės ar ne. Ką tu matai, kai matai storą žmogų? Kalbėsiu taip, kaip, žinai, klientės kartais galvoja nešioja. Gal nekorektiškai, netaktiškai, bet pakutenkim šitą temą, išleiskim į paviršių. Ką tu matai kaip profas, kai matai storą žmogų? Aš matau, kad greičiausiai žmogus turi kompleksų. Iškart galvoju, kad jis turi, aš iš darbo pusės, kad jis turi problemų, komplikacijų, kaip apsirengti, ta prasme, susiduria su tais niuansais, kaip paslėpti. Dažniausiai tokie žmonės atranda tai, kad turi leginsus ar kažką, kad jiems tinka prisidengti kažkokį arba oversize megztinį, arba oversize švarką. Ta prasme, jie turi tam tikrą uniformą, ne visą laiką, kuri jiems tinka, bet jie atradė tą, tokį kaip kokoną. Jo, tokį kaip uniformą, tokį kaip kupolą, kur visą laiką tą patį rengiasi, gal net spalvos keičiasi, o kartais ir nesikeičia. Ir jie prie to laikosi. Ir aš vis laik galvoju, kaip mums galima iš to išeiti, nes aš žinau, kad žmogus tiesiog yra įpratęs, jame, kaip važiuoja šituose rogėse ir jį reikia kažkaip iš to ištraukti. Žinoma, vienareikšmiškai aš pagalvoju, kas atsitiko, kad turim viršsvario. Aš nelabai suprantu šitų niuansų, nes su dietos sportu, maistu nelabai turiu asociacijų, bet aš tikrai suprantu, kad tai gali būti genetiškai galbūt kažkokios problemos, gali būti tiesiog valios problemos, bet dabartiniai pavyzdžiai mūsų interneto rodo, kad atrodo vos ne bet kokį viršsvarį galima juo atsikratyti, jį skaniai pateikti ir jo atsikratyti, ta prasme, išspręsti. Nes man atrodo, kad visų pirma, jeigu mes turim viršsvarį, tai mes turim nepatogumų žmogus turi. Visų pirma, vėlgi, sakau, su apranga, su dydžiais, su judėjimu, pats su savęs galbūt ne visą laiką myli, nors gali sakyti, kad be galo myli, bet norisi vis tiek, lengviau jaustis, nes, pamesti norisi, kad lengviau jaustis. Ir aš galvoju, kaip jaučiasi žmogus. Bet niekada neliečiu šitų temų, o mano tikslas gražiai pateikti bet kokias kūno formas. Man atrodo, čia, žinai, aš įsiterpsiu, man atrodo, aš labai norėčiau, kad moteris, kurios yra dabar plus size ir pasikeitusi išvaizda, kad jos nelauktų, žinai, kaip jos dažnai galvoja, kai aš sulieknėsiu, kai aš tapsiu kažkokia, tada ten pirksiu savo drabužius, pasamdysiu stilistą, tarsi atideda tą savo gyvenimą ir net nesupranta, man atrodo, kad jeigu tu save į tą kokoną įvinioji, tą, žinai, kažkokio oversize juodą, tu ir mažiau bendrauji su kitais, nes jautiesi, žinai, pažeidžiamas, tu kažkaip mažiau reiški savęs, nes gali rodyti tik tą dalį, kuri yra leidžiama tavo, žinai, fantazijai. Ir dėl to negauni labai daug džiaugsmo. Labai tokios, žinai, energijos, kuri galėtų padėti lieknėti, iš tos pusės. Šitas 100%. Nelaukit merginos, darykite kažką dabar, tai prasme, būkit gražios dabar. Tiesiog naudokitės visais trendais, visais gražybėm, gražiausiam sukreliam, kurias turit spintui. Bet tai gali būti ir psichologija. Tu tiesiog negali savęs prisiversti, nes tu savo galbūt nepatinki ir tu savęs nemyli. Tu negali savęs prisiversti, netgi išleistų pinigų ant kažkokių rūbų, nes tu dar nesi toks, koks tu norėtum tuos rūbus ant savęs apsivilkti. Ir tu negali peržengti tos ribos, kol tu, tarkim, nesulieknėjai, bet o sulieknėt irgi neaišku kada. Žinai, iš savo patirties, netgi sulieknėjusios moteris, kurios jaučia tą jausmą, kurio prašai, tai dažniausiai ateina žmonės su tokiu, žinai, giluminiu kalties ir gėdos jausmu, kuris tęsiasi iš vaikystės ir nepriklausomai nuo to, kiek sveria. Sakau, visur psichologija. Ir jos po to, žinai, sulieknėja, bet toliau negali savo skirti, leisti, žinai, pinigų ten ar drabužių, ar tiesiog lepinti save.
toksai iškreiptas matymas pačios problemos, nes atrodo, jeigu aš būsiu liekna, tai savo leisiu. Bet kai būnu liekna, tai nieko savo toliau neleidžiu. Tai kviečiu tiesiog dabar savimi pasirūpinti, nes tai gali būti labai geras toks energijos užtaisas, kuris padės keistis, sveikiau maitintis, toks išėjimas į kažkokį naują gyvenimą. O ką galvoji apie tas visas pasakas? Aš dabar tiesiog nuskridau, galvoju, bet tos visos pasakos, kai buvo pelenė, ten ir jinai princesė ir jau princas. Kokia nors ateina geroji fėja, stilistas, perrengia tave ir tau atsiveria naujas gyvenimas. Rūmai, princai. Ir kartais mes irgi tikim tokią pasaką, kad pakeisiu va šitą, žinai. Nu, pasaka, ne pasaka, mano realus pavyzdys. Ta prasme, aš kažkada neskiriau dėmesio drabužiams, paskui pradėjau skirti dėmesio drabužiams ir keičiasi mano gyvenimas. Keičiasi išvaizda, keičiasi savijauta, keičiasi gyvenimas į geresnę pusę. Tai mano realus pavyzdys. Aš anksčiau... Ar ištekėjau iš princo, kaip pakeitys? Už principą, ne ištekėjau, bet su oversize tokiais vyriškais varkais nelabai vyrų pritrauksi. Tai kol kas dar pati savo, bet iš tikrųjų keičiasi moters gyvenimas, kai keičiasi vidus. Bet vidų pakeisti mums gali padėti, bent jau šiek tiek, tą išorę. Pasitikėjimas savim, keičiasi išorė, gali pasikeisti netgi pareigos. Arba, jeigu, kaip minėjau, 2 žmonės ir iš 2 protingų žmonių kažkas bus gražesnis, paimkim taip. Nežinau, labiau pasitikėjimą gal spinduliuoja irgi, čiagi ne tik apie grožį. Taip. Tai automatiškai jis laimės. Žiūrėk, aš turiu tokį įsitikinimą, kad mes, kai ateinam į savo veiklą, kuri yra mūsų pašaukimas, jinai po to gali pasikeisti, tai mes ateinam į tą veiklą iš savo vidinio skausmo, tokio mišinio, aš tokį teoriją išvedžiau, iš savo vidinio skausmo, kažkokios savo vidinės problemos, su kuria susiduriam. Iš pradžių norim padėti savo. Taip. Ir kita vertus, dar yra vienas reikalingas komponentas, ta tema, kurią mes ten gilinamės, jinai turi mums tarsi lengviau truputį tarsi savaime išėti, žinai, toks kaip širdies kvietimas yra tuo užsiimti. Ar ta veikla, kurią tu dabar užsiėmi, tai yra tavo pašaukimas, galėtum taip pavadinti? Negaliu pasakyti, kad tai yra paskutinis mano taškas, nes aš apskritai toks žmogus nemėgstantis stovėti vienoje vietoje. Nesakau, kad keisis visiškai mano sritis, nes man patinka kurti kaip ir kiekvienai moteriai save išreikšti, patinka drabužiai kaip ir kiekvienai moteriai, bet jau norisi kažko tarsi daugiau, plačiau. Nesakau, kad aš sustosiu ties šitą veiklą, arba aš pasipildysiu dar kitom veiklom, arba plėsis ir didės stiliaus sritis, galbūt asmeninis brandas, drabužių kūrimas, siuvimas, pardavimas, savo laida, visokių tokių minčių yra, bet kaip ir visur yra... Bet toj temai. Jo, toj temai, bet kaip ir visur yra kiekvienoje veikloje ir pavargimo, ir persidirbimo, ir perdegimo, tai negaliu dabar pasakyti, kuo baigsis. Tai viskas man įdomu gyvenime, kas su estetika, su grožiu susiję, tai juo labiau. Bet dėl to pavyzdžiui, kad viskas prasidėjo nuo manęs pačios. Visų pirma, norėjau, kaip ir tu minėjai, padėti pirmą savo. Greičiausiai kiekviena tokia nuoširdi profesija gimsta iš to, kad tu pats susidūrei su kažkokia taip vadinama problema, situacija jo. Ir tu paskui, nežinau, išsiskyriai su vyru, į psichologiją, pradedi visoms kitoms poroms, dabar išspręsti jo skyrimas. Tai jo dažniausiai gal taip ir būna. Tai yra mano situacija neišimtis. Jinai gimė iš to, kad aš tiesiog negalėjau nieko kito daryti, galvot, tik apie drabužių stilių. Ar prieš šitą kelią, prieš prasidedant, kai susidūrėjai su savo problema, kokia galbūt aštriausia situacija buvo, kuri privertė tave, žinai, tiesiog, kad jau viskas taip negali būti? Ne, nebuvo tokių situacijų. Ne, tiesiog aš realiai, kaip ir dabar merginos, jos gal net nesupranta, kad yra toks dalykas, kaip dabar jau labai daug mes matom, nes yra Instagramas, Facebookas, internetas, tas
plačiai paplitę. Mes matom, kad daug stilistų, daug rūbų, daug stilizavimo, jau tai, man atrodo, ne naujiena. Žodis stilistas yra drabužių stilistas, ne plaukų, nes anksčiau, kai pradėjau mokytis, sakau stilistas, tai visi žino tik plaukų stilistą. Taip. Dabar, kai sako stilistas, jau kažkas, bent jau 50% tikrai žino, kas yra drabužių. Nebuvo pas mane to persilaužimo, kad kažkas galbūt pasakė, kad aš blogai atrodau ir viskas, aš eisiu, man apskritai būtų dar labiau neįdomu, jeigu kažkas pasakė. Aš tiesiog kaip tik tiesiog dalyvau stiliaus pamokoj ir man pradėjo pasakot, kad šita rankinė gali sukoreguoti plačius klubus, o šita, jeigu jūsų maža krūtinė, paimkim taip, čia jeigu didelė nosis ir vaizdžiai rodo, kad prieš ir po, kad kaip skiriasi. Ir aš galvoju, wow, taigi čia stebuklai, magija, reali magija, tai kažkas burtais. Ir tu supranti, kad aš irgi noriu daryti tokią magiją. Einu gatvėse ir matau, kad moteris netinkamai nešasi rankinę, negražiai apsirengusi, kad aš net žinių neturėdama, tuo metu turėjau visąlaik skonį, kad aš galiu padėti šitai moteriai, padėti bent jau šitą pakoreguoti. Ir mamai sakau, aš noriu su stiliumi dirbti. Jinai sako, kad reikia baigti mokslus. Sakau, kokie mokslai, pilna interneto, aš sėdžiu jau diena iš dienos tiesiog ten skęstu informacijoje. Aš ją kaip kempinę siurbiu visus video YouTube, visus straipsnius, ką įmanoma skaitau. Ir viskas, jis sako, reikia mokytis, tai žinoma, aš paklausiau gerai, kad mamos, nes daugiau pasitikėjimo, kai mes baigiam. Tai visos merginos, jeigu jaučiat išmintis, jeigu jaučiat kažkokią passion, aistrą, kažkam, nesvarbu, kam jūs dabar jie jaučiat, sportui, nagučius daryti, blakstienas, makiažą, nesvarbu, kažką gražaus, kas jums patinka, jūs pasibaikit, pirmas tą žingsnį, pasibaikit kažkokius ar greitus, ar ekspres mokslus, raskit savo įkvėpimo šaltinį, ikoną, galbūt mokytoją kažkokią online ir pradėkit. Tiesiog dėl savęs pradėkit, nes aš visų pirma pradėjau dėl savęs. Tik dėl savęs. Nieko aš neplanavau nei dirbti, nei... O prisiminė savo pirmą klientą? Jo. Koks jausmas? Aš labai bijojau. Aš buvau nepasiruošusi, aš bijojau. Jam skiriau daugiau laiko negu turėjau, tikriausiai jis pavargo mane klausyti, aš norėjau jam atiduoti viską, ką aš per tą laiką sužinojau. Man atrodo, čia visų profesionalų, kad ir kokioj srity dirbtų su žmonėm, kurie teikia pagalbą, yra pirmas, žinai, tokia klaida, kad aš jam viską turiu. Visą širdį atiduosiu, o jis jau ten pavargęs, išsunktas tas žmogus, bet jo, aš jį paminačiu šitai moteriai. Kaip manai, kokia yra paslaptis tavo sėkmės Instagrame, tai kad tave seka daug žmonių, iš kur? Ačiū už įvertinimą, iš šalies. Aš savęs taip nevertinu, bet malonu. Tai visų pirma, kruopštus darbas, nuolatinis ėjimas tik ta linkme, nenukrypimas. Drąsa, pas mane yra tiesmukumas, kurį žmonės labai mėgsta ir vertina, nes dabar labai daug tų dviveidyščių, pareklamuojam tai, ko man nereikia, pasiūlom to, ko žmogui nereikia, kas nekokybiška galbūt. Pas mane yra, aš viską iš širdies, jeigu aš pati galbūt kažko nemėgstu, aš kitam pasakysiu, aš to nemėgstu, arba aš tą mėgstu, man atrodo, kad nuoširdumas, net ne dėl drabužių, šiaip aš dariau apklausą, kas dėl ko mane seka, tai dėl to, kad aš dalinuosi būtent šitą temą. Tai visiems net neįdomu. Visiems įdomu, kaip aš tą temą pateikiu tiesmukai. Kad ten nuėjo moteris, ten arba aš, nežinau, nufotkinau kažką, nufilmavau, pavyzdžiui, ir sakau, va čia yra klaida ir taip daryti galbūt nereikia, arba šito nepirkit, visi labai žiūri, kai aš ten kažkur tai nuklystu kokią parduotuvę ir tiesiogiai sakau, kad va šito nepirkit, nes taip. Ir visi supranta ir mato. Nes dažnai žmonės matom, kad rūbas gal negražus ar kažko neaišku, ar įvaizdis kažkoks neaiškus. Mes negalime įvertinti, kas negerai. Bet aš pasakau ir žmogus tada, kai tu pasakai, tai aišku. Tai už tą tiesmukumo paaiškinimą gal nevyniojama į vatą. Mane žiūri ir vertina, bet net ne dėl to, kad aš apie stilių pasakoju. Dėl asmenybės, manau. Jo, manau, kad dėl charakterio kažkokio tai savybė. O sakyk, ar šitas charakteris, tas tiesmukumas, tau netrukdo asmeniniam gyvenime, bendravime su žmonėmis? Tai labai trukdo. Labai trukdo. Labai trukdo, nes jį vertina irgi stiprios asmenybės, ne kiekvienas vertina. Mes turim savo vertybės. Kažkas mėgsta, kas tau pasišypso, kas draugiškiau pakalba. Aš irgi mėgstu, kai man pasišypso, draugiškiau pakalba. Bet jeigu aš matau, kad
yra žodis falšyvas, netikras, kažkoks apsimestinis bendravimas vyksta, bandu man kažkodėl įtikti dėl kažko gal kad gauti, ar šiaip neaišku, net negaliu įsiaiškinti ko. Tai aš labai didelę tą nuojautą turiu ir aš atšoka fantaziją bendrauti jo. Bet, taip, turiu tų niuansų, kad ne visi vertina, bet džiaugiuosi tie, kas vertina ir liko dar su manim šalia. Bet nereikia visų. Nereikia visų. Bet žinai, aš kodėl paklausiau, nes kol kalbėjai, aš įsivaizdavau tavo gyvenimą ir galvoju, jeigu, žinai, kaip būna tas profesinis iškreipimas, kad ar netrukdo tau bendrauti, kurti ryšio su žmogum, kuris, pavyzdžiui, pamatai jį ir jis nėra nei stilingas, arba kažkaip drabužiai sudarkia savo tą išvaizdą, o tau reikia, nežinau, dėl darbo, dėl kažkokių kitų priežasčių su juo bendrauti, ar neapsigauna, nebūna to tokio, žinai, kad iškart jį vertinu, nuvertinu. Nes aš, ta prasme, žinai, prisipažinsiu, kadangi aš turiu tą nuo vaikystės gėdos traumą, tai visą laiką tu biški turi būti pasitempęs ir galvoju, Dieve mano. Prasme, tai, žinai, tas vertintas, kuris šitą temą labai gerai pažįsta, galvoju, ką čia tokio apsirengt. Ir man atrodo, ar čia netrukdo tas momentas bendravimą? Aš turiu problemytę dėl to, nes kai būna su savo merginom sekėjom, reikia susitikti, būna darau tokių, ar žodžiu, ar kažkas mane gatvėje atpažįsta. Jie neprieina tiesiog prie manęs. Į kitą gatvę? Jo, jie sako, kad aš tave mačiau, ar ten kažką žodžiai man paskui pasako, bet aš bijau prieiti, nes galvojau, kad tu įvertinsi, galvosi, žiūrėsi, nuskanuosi mano drabužius. Taip, žinoma, aš nuskanuoju. Nes tai yra mano profesija. Aš skaitau pagal drabužius. Gal ir netinkamai, bet aš suprantu, kad tai veikia ir kad tai yra tiesiog iš pasąmonės išeina, kaip mes apsirengiam, taip tai jaučiamės mes šiandien. Norit ar nenorit. Bet aš niekada žmogui nesakau, kad tu blogai apsirengęs. Jeigu manęs nepaklausia, aš niekada nemokamų konsultacijų netikiu. Neįvertinu, nieko nevertinu, su visais bendrauju vienodai, ypač jeigu žinau žmogaus pasiekimus. Su žmogaus asmenybė, nes aš žinau, kad tai nėra jo profesija. Jis neprivalo gerai atrodyti, jeigu tu nedirbi mados sferoje, jeigu tu, už tai neuždirbi pinigus, dirbi iš savo specialybės, ten ir turi būti pas tave viršūnė. Tvarkingai. Jeigu tu nedirbi su drabužiais, tau ir neprivaloma. Bet aš, žinoma, mėgstu palaikyti ryšį, tie, kas turi skonį, kas domisi, kad mes bendrai galėtumėm turėti bendrų sąlyčių taškų, apie ką pakalbėti. Bendrus pomėgius. Bet šiaip nuskanuoti visus nuskanuoju, bet nėra tokio. Žuvų gatvėje daug tų žmonių, kad šitas blogas, šitas geras, nežinau, visi žmonės, mes esame visi vienodai geri, tik tai čia reikia galbūt batus pakeisti. Aš prisimenu tą laikotarpį, kai labai daug internete kalbėjau apie pačią mitybą, apie sveikus, nesveikus produktus, derinimus, medžiagas. Ir labai gerai prisimenu tą laikotarpį, kad, pavyzdžiui, mane pakviečia į gimtadienį, kažkokią šventę. Ir aš ateinu, tarkim, pavėlavusi, kai jau visi yra, ir tiesiog visos panos nustoja valgyti. Ir tokia, žinai, kai rankas sudeda ir tyla, ir įtampa. Ir aš jau jausdavausi žiauriai nepatogiai, atrodo, atėjo kažkas, kas... Ir žiūri, žinai, į mane, ar aš pradėsiu valgyti, kokius aš pasirinkimus darysiu, ir tokia, žinai, jaučiama yra įtampa. Ir man po to kažkuriu momentu tai netgi trukdė ne tik, kad bendraut, bet dirbt. Norėjau jau, atsiknyskitės nuo manęs, aš tokia pati, aš laisva, aš jūsų nevertinu, žinai, jokio tokio. Supratau. Ne, gal pas mane tokio... gyvenime gal tokio nesusidūriau, bent jau niekas neprisipažino. Aš irgi šiaip gyvenime aš stengiuosi neišsišokti. Jeigu aš kažkokį tai, nežinau, mes einam kažkur su draugėm, aš stengiuosi apsirengti lygiai panašiai kaip ir mano draugės apsirengs. Aš jeigu einu viena, arba einu į renginį, arba man geriausia, kai aš einu viena. Aš mėgstu būti žvaigždė, kaip podiumo einu kokiam gatvės šaligatviu, kai aš esu viena. Bet kai aš esu su kompanija ir mes visi, aš noriu pritapti prie visų. Aš stengiuosi irgi kažkaip paprasčiau, patogiau, prie aplinkos. Viskas nuo aplinkos, žodžiu, yra laikas ir vieta. Tai aš taip pasakysiu. Jeigu man prieš draugus nereikia išsišokti, jie žino mane puikiai, tai mes vienodai ir atrodom.
Nes pagalvojau, yra dalis moterų dėl savo vidinių, žinai, charakterio bruožų, psichologijos, vaikystės traumų, kurioms labai yra svarbu atrodyti geriau negu visos kitos. Ir tai tarsi yra laimėjimas. Bet yra lygiai taip pat moteris, kurios jaučiasi prastai, jeigu jos kažkaip išsiskiria į gerąją pusę. Žinai, va tas toksai. Jo, žinau, kad netgi stiliaus pagalba jaučiasi, jeigu per gražiai ją galima aprengti, netgi stilistas gali gražiai aprengti žmogų, jinai jaučiasi. Nes, aišku, ir stilistika net ta jausis gal net per graži, per daug. Tai taip, bet visų pirma neįprasta. Jeigu per didelis kontrastas, tai su stilistu irgi, kai dirbant, mes negalim, dėl ko reikia pasirinkti savo, ar artimą savo stilistiką į žmogų. Mes negalim iš ten bjauriojo inčiuko padaryti kažkokią pelenę ir visiškai tai žmogus pasimes. Reikia, nežinau, -10 stiliukas padaryti, -8 stilistas turi būti čiut pagerinti, kad jis galbūt kažkokius niuansus, kad jis tiesiog save pamatytų toj geresnėje šviesoje, kad pasijaustų. Bet -10 ir paskui iškart +10, tai šokas. Tai kaip šaltų vandeniu. Tai tas yra. Žinau, kad žmonės, kai kurie mėgsta geriau išsišokti kažkas, mes visi skirtingi. Tai ką mes turim viduje, tą ir jaučiam, tą ir darom. Svarbiausia, kad mes visi gerai jaustume. Yra toks posakis, kad ne visos moteris išneša tam tikrus drabužius ar tam tikrą stilistiką. Jie gali tikti, bet jinai tarsi negali to nešioti. Jinai tarsi jai neužtenka kažkokių vidinių jėgų ar energijos ar pasitikėjimo, kad jinai tame, žinai, suspindėtų. Ar apie tai kalbėjo, ne? Kai padidini iš -10 į +10, tai tarsi aš neišnešu to. Na, įsivaizduok, moteris džinsai, megztinis, kedai. Ir mes kulnus, kažkokį sijoną, tarkim, pieštuką, paimkim tiesiog, kad visiškai kontrastas, ką jinai prieš tai vilkėjo. Kažkokia braletė, žinai, kai dabar madinga, oversize švarkas. Kažkas jai visiškai priešingo, bet labai stilingo. Netgi jeigu jai labai tinka. Net jeigu jai labai tinka, bet jinai nepratusi. Darom vėlgi prie sporto, darom vienus pratimus, šiandien visą laiką darom vienus, paskui ateina kitas treneris ir sako, darom visai priešingus. Mes iš įprotis, pas mus yra įprotis, visas mūsų gyvenimas pastatytas. Bet man atrodo, čia būtų labai geras toks psichoterapinis įrankis, žinai, kai duodi moteriai pajaust, kokia jinai galėtų būti ir kokius jausmus tame nešioja. Pokyčių metu, kai yra kažkokie pokyčiai su stilistu, tai ir gauna žmogus, bet dažniausiai vis tiek jaučiasi svetimam kūne biškutį, nes tai jam reikia prie to priprasti. Dar irgi, kai mes rengiam žmogų, reikia atsižvelgti jo gyvenimo būdą. Ant kiek jis skuba, jis važiuoja kokiu transportu, tai visi iš niuansai. Bet galima pateikti jį kitoj šviesoj žmogų, labai toli nenueinant, vis tiek liekant prie panašaus, reikia charakterį jo atskleisti, prie panašių drabužių formatų. Toj pačioj pasakoji truputį pagerinus. Jo, čia jeigu mes kalbam ne apie paveiksliuką televizijai, nes televizijai mes galime aprengti žmogų, jis svarbu, kad gražus būtų paveiksliukas, arba tie patys pokyčiai prieš po. Ten nieks negalvoja apie charakterį, nieks negalvoja apie gyvenimo būdą, tokius aš irgi esu darius. Tai tiesiog mums svarbu paveiksliukas. Mes kuo labiau, kad publika kuo daugiau šoko publikai, kad buvo net ne žmogui. Buvo taip jinai atrodė, o pažiūrėkit, kaip atrodo dabar, ten 360 laipsnių pasikeičia. Kaip manai, tokių dalyvių gyvenimai po to irgi pasikeičia? Aš manau, kad jie vis tiek, kaip aš sakiau, įprotis. Tu važiuoji tom pačiom rogėm, tu vis tiek grįžti prie panašaus. Labai retai žmogus pakeičia kažką. Gal atranda, nežinau, mūsų pokyčių, kai būna metu, atranda kažkokius fainus, man patinka šitie džinsai, aš juos pasiimsiu. Niekada nesimatavau. Jo, gal tokių nesimatavau, bet pajauti. Gal vienas kažkoks kitas dėtis, bet tai jau yra gera pradžia, kad jis kažką pajauti naujo, moteris ant savęs ir jinai jau gali savo tai pritaikyti, tą savo to pasimti. Tai viskas vyksta po truputėlį, nereikia, aš irgi, jeigu mane būtų tuo metu kažkas apsirengęs oversize ir ką aš dabar nešioju, aš sakyčiau, kit jūs toliau. Stop, tai jau. Minėjai, kad matydama žmogų gatvėj, kurio gerai nepažįsti, gali tarsi pagal jo drabužius, įvaizdį, nuspėti, koks tai yra žmogus, charakterį. Pažaiskim tokį žaidimą. Mes su tavim susipažinom šiandien, kai tu pamatei mane, ką gali pasakyti ne apie mano stilių, bet apie mano galbūt charakterį, apie mano asmenybę iš to, kaip aš tau
kokį padariau pirmą įspūdį. Nu žiūrėk, mes šiandien visų pirma ruošiamės, aš automatiškai suprantu, kad tu ruošeisi. Ne? Aš suprantu, kad tu ruošeisi filmavimui, aš tave nesutikau gatvėje. Tu esi ir pasidažius, ir susitvarkus, ir atėjai į filmavimą. Ir tu, aš tiesiog sakau, gal ne tavo charakterio savybės nuskaitau, bet kadangi mes šiandien matomės pirmą kartą, pabandysim ir taip. Aš suprantu, ką tu norėjai transliuoti. Norėjai atrodyti kameroje tvarkingai, irgi solidžiai, supratai, kad tu šiandien sustinki su stilistu, tu pagalvojai apie tai, kad reikia neatsilikti, kad drabužiai turi būti aktualūs. Aš visą tai suprantu ir, na, tiesiog elementaru. Situacijos, kurios, kai būna, kai su manim sustinka. Dėl mes su tavim nebendravom, tik tai, vat, kiek mes pakalbėjom, man atrodo, kad, nu, tai ir galbūt net drabužių net dėka, tiesiog, vat, ką tu man transliuoji. Man atrodo, kad tu esi labai atsakinga, darbšti asmenybė, punktuali, klausivėlis, ne? Ką dar galima pasakyti? Nu, man atrodo, kad tu irgi esi šilta ir atvira, nes šiaip asmenybės pritraukia, būtum manęs nepasirinkus pakviesti į savo pokalbį. Ką dar? Nežinau nieko, nei tu turi vyrą, nei vaikų, bet manau, kad tu kažką turi. Turi kažką artimo savo sielai, vyrą kažkokį turi, gal ne? Turiu daugybę gerbėjų. Matai? Turiu vaiką, esu išsiskyrus, jeigu taip atsakyti, žinai, kad matai, vėlgi aš sakau, kad asmenybės pritraukia, analogiškai ir aš. Tai va, dėl to, kaip drabužiai šiandien transliuoja tave, tai man atrodo, aš pasakiau, ką aš pajaučiau, kad tu ruošeisi susitikimui su manim ir gal net kelis kartus ir keitėjai įvaizdį. Gali būti ir taip. Man atrodo irgi, jeigu žmogus, pavyzdžiui, ne, jeigu gerai supratau, jeigu tu perskaitai mane kaip žmogų, kuris ruošiasi susitikimui su tavim, tai irgi aš šneka apie tai, kad tikriausiai aš tave gerbiu, aš, žinai, atsakingai žiūriu į pokalbį, į šį laiką, į tavo laiką. Tai iš ties dabar, žinai, net šiurpuliukai praėjo, galvojau, kaip dar kitaip, apie ką mes nesusimastom kasdien, žinai, apie kažkokį ten maikę, džinsą, kelnes, kaip tai iš tikrųjų gali turėti didžiulę įtaką ir pasakyti daugiau, negu mes galim kartais pasakyti žodžiais, nes tam tik pasisveikinome ir tu jau jautiesi, kad esi laukiama, gerbiama ir žmogus stengiasi, žinai. Labai malonu. Nu, bet realiai taip dabar galvoju, žinai, žmogus stengiasi dėl to, kad jis turi susitikimą su tavim. Tai yra labai geras jausmas. Jo, ačiū kad ir pakvietei ir ačiū, kad pasistengiai. Ačiū. Paskutinis žodis klausytojams. Ką patartum? Kokią galbūt sentenciją turi savo, žinai, vat kokį nors tokį gabaliuką šviesos iš ekranų. Ne žodžių, ne kalbų ir tostų žmogus, bet visą laiką esu už tai, kad į visų pirma mes jaustumėmės gerai. Nes drabužiai, kaip ir minėjau, gali būti kaip įrankis, manipuliavimas kaip šydas, apsimesti kažkuo, kai reikia, tai irgi naudinga. Bet svarbiausia, žinoma, mūsų vidus. Lai mūsų vidus būna ramus, taikus, ramybė žodžio viduje, nes dabar labai daug triukšmo pas mus visus viduje. Tai ir tegul tai transliuojama tvarkingai, ramiai ir tuo pačiu stilingai išorėje. Ačiū tau labai. Ačiū tau, kad pakvietei.